grebu. Turbūt, kad po naujako. Tai einam piškom. Aura, karštas komentaras. Neturiu ką pasakyti iš tiesiog. Karšta. Laiku atvykome į autobusų stotelę ir netrukus tęsime kelionę į Singapūrą. Šiaip sustojom kažkokioj stoty, važiuojant link Singapūro ir čia vis tiek pilna visokių maistų, neįtikėtina. Ką čia turim, Laura? Kaip visa galva tavo? Pasiėmėm arbatos. Su pienu. Sakom, kas čia yra, čia ne arbata. Sako, arbata. Čia arbata, sako, ką čia įsikalbėjo. Vakariečiai. Gerai, valgom. Skanaus. Ir lipam į imigraciją. Kelionė iki Singapūro turėjome kelis sustojimus, bet apie juos papasakosime šiek tiek vėliau. Praėjom šiaip ne taip. Išlipam iš autiko, einam išsiimti litų. Liker. Pietus. Sveiki atvykę į Singapūrą. Išsinuomavom kapsulės 2, kadangi vietos nelabai yra, kur Singapūrė miegot. Tai va, miegosim 6-8 kapsulių kambaryje. Turime vėjuką, internetą, kabelius, turim spintelę. Vieta vadinasi Širšio avilys, Hive, netoli centro. Atrodo viskas labai patogiai. Turim kortelę. Kišam. Bum. Kaip kosmose. Liks.
Kaip autobuse, taip ir metro. Pro vartelius galima praeiti priglaudus savo banko kortelę. Nereikia jokių papildomų bilietėlių. tą dieną nebuvome per daug iškalbingi. Vis dėlto turistinis maratonas Kvala Lumpūre ir trumpa naktis mus šiek tiek įveikė. Vaikščiojame Singapūro gatvėmis ir žvelgėme į aukštus ir stulbinančius to miesto pastatus, netardami nė žodžių. Tai 4 litai. 4 litai. Sultys jūs. Sveiki atvykę į Singapūrą. Tai va, atvykę į Singapūrą, sustojom pavalgyti. Pavalgėm abudu ramenų už 40 litų. Tada sėdam į metro ir atvykom į savo hostelį. Pabuvę šiek tiek hostelį, atvykome aplankyti Budos danties relikvijos šventyklos. Ten yra mitas, kad galima rasti Budos dantį nuskilusi. Tai va, pamatėm gan gražaus Singapūro ir spalvoto, o dabar atvykome prie Marina Bay, kaip matot už mano nugaros, ir laukiam už 40 minučių kažkur turėtų prasidėti dronų šou, kadangi šiandien vis dar tęsiasi naujieji metai. Laukia nerealus šou. Laukiam.
o žmonių 3 milijonai vien čia. Sekančios dienos ryte pusryčiavome šalia esančioje kavinėje. Blyneliai su sriuba, neklauskit kokia, kava arbata, kurių stiklinių dugne galima išvelgti mažiausiai 5 šaukštelius cukraus. Grįžome į kosminį hostelį, užstatau vlogo iškelimą ir keliaujame toliau. Sveiki, šiandien esam Singapūre, važiuojam į Makričio rezervuarą, bandysim pažygiuoti, pahaikinti kažkiek, pasižvalgyti, o vakar atvykom iš Kuala Lumpūro, tai diena buvo ilga, nes autobusas išvyko 8 valandą, bet žinoma, grebo neišėjo įsikviesti, nes buvo nauji metai ir buvo sekmadienis, tai teko eiti pėsčiomis. Bet pasiekėm stotelę, sėdom ir važiavom su ekspres. Ir teoriškai, kol važiavom, tai mes ir važiavom tas 5 valandas, kaip ir nurodyta, bet turėjom sustoti prie migracijos punkto, kad išvykstam iš Malaizijos ir ten buvo labai daug žmonių, tai ten kokią valandą pralaukėm. Tada pravažiavom tiltą į Singapūrą ir ten turėjom vėl praeiti patikrą daiktų ir kad mus įleistų į šalį. Standartiškai aš strigau. Viena turbūt keliauti negalėčiau. Visokių ten vėl klausimų nesąmoningų klausinėjo, aiškinosi visokių detalių. Rokas ėjo, praėjo kaip ir visi žmonės. Tai va, atvykom, apsistojom tokiam Space hostelį. Įdomios kapsulės, šiaip patogu, švaru, palyginus su praeita vieta Kuala Lumpūre. Šita žymiai geresnės švarios patalinės, rankšluosčiai minkšti, švarus dušai, tualetai, jauku, švaru, gera viskas. O praeitam Kuala Lumpūre gyvenom viešbutį 8 vertinimų. Tai. Ir šiandien tęsiam dieną nuotykius Singapūre.
Sveiki, tai atvykome į prekybos centrą pavalgyti, food court'e. Abudu išleidome apie 15 eurų, labai skaniai pavalgėm Indonezijos maistą. Ir tokiose vietose žymiai labiau apsimoka valgyti nei vakare valgėm pas kinus, Chinatown'e. Atrodo kaina viena, bet po to prisideda papildomų mokesčių pilna, tai išleidom daug, o pavalgėm taip vidutiniškai. Tai va, o dabar varysim rašyti civilinio ieškinio, tai jūs papasakosiu. Tai va, nejokavau dėl civilinio ieškinio. Pirmą kartą tenka įrašyti ir tenka įrašyti Singapūre. Labai padėjo policininkė, tyrėja parašyti ieškinį. Dėkojam jai. O esmė, kad buvom apgauti, perkant kamerą GoPro, bet net nepagalvom, kad šiais laikais dar tokių žmonių būna, kurie apgaudinėja kitus žmonės. Tai va, daugiau vyksta ikiteisminis tyrimas, per daug neskleisime, bet pasidalinsime su jumis žiniom, kaip sekasi tyrimo eigoje, kaip veiksmas vyksta Lietuvoje. Tai va, iki. Singapūro medžių į sodą, tai vos spėjom iš tikro, nes kadangi nauji metai jau sakom turbūt 30 000 kartą, bet labai daug žmonių, bet atėjom pažiūrėti šviesų šou, todėl rekomenduojam atvykti pažiūrėti šviesų šou, o ne dieną, nes įspūdingai atrodo, labai gražiai viskas šviečia. Ir dar papildomai gavom kiniškos atributikos, drakono metų vėl. Smagu, gražu. Į viršų galima užlipti, bet kadangi limituotas žmonių skaičius, tai mes jau nebelauksim, nes eilė nemaža. Ką dabar veiksim, Laura? Į Daumą eisim. Eisim. Planavom eit. Kažkur, žodžiu, bastysimės toliau po Singapūrą. Tai va, dabar pažiūrėjom ne per seniausią šviesų šou. Ir planas buvo eiti į gėlių kupolą ir taip pat yra cloud debesų irgi kažkoks kupolas, du atskiri pastatai. Bet jau priejus prie kasų pradėjom kažkaip mėtytis, nes žiūriu ten visai tamsoka ir 2 žmonėm 44 eurai. Nes šiaip mes už tos medžius turėtume mokėti, bet kadangi nauji metai, čia ta šventė, tai nemokamai. Ir tada nusprendėme monetą. Aš sakiau, kad jeigu herbas einam, jeigu skaičius neinam.
Per baseinam skaičius neinam. Tiek toli. Neinam. Toks likimas. Tai išmetė Rokas monetą, kad neinam. Nes šiek tiek jau laiko mažai ir tamsu ten ganėtinai atrodo efektyviau, manau, ten eiti dieną būtų, o iš pradžių pažiūrėti visus tos dūmus, kol šviesu ir tada eiti pasižiūrėti ten tą šviesų šou su tais medžiais. Tai sakom, kitą kartą vis tiek dar skraidysim, tai galbūt kažkoks persėdimas bus ir pasidarysim čia dar daugiau laiko. O dabar atėjom čia pavalgyti vietoj ir irgi taip pat kavinukų, food courtai, laukia maisto. Gerai. O kur po to varysim? Tada vyksim iki Chinatown. Magnetukų, vėl į tą pačią vietą, bet ten nerekomenduojama valgyti, tai čia bandom ir tikimės rasti kažką, nes oro uostai greičiausiai bus brangesni, bet ieškosim. Ilga kelionė iki pagrindinės vietos. Singapūro oro uoste atstumai nemaži, todėl yra įrengtas metro, su kuriuo labai patogu keliauti iš vienos vietos į kitą.